Kurį iš 4 skaičiukų reikia čia parašyti, kad gautieji 3 skaičiukai sudarytų geometrinę progresiją, kuri yra didėjančioji. Tas pirmas žodis sąlygoje buvo toks riebus išskirtas, pariebintas didėjančioji geometrinė progresija, kuris lygtai turėtų šiek tiek išgąsdinti ar dar kažkas. Kur čia tas, kam čia ta didėjančioji? Tai jeigu mes paimsime ir parašysime skaičiuką -6, tai čia bus 2, paskui bus -6, o paskui bus +18. Tai jinai nebus didėjančioji, aišku, jisai netinka. Jeigu parašysim skaičiuką 6, tai jisai yra, ar sudaro geometrinę progresiją. Nu, pasižiūrim. 2 × 3 tikrai 6. Matom, kad 2 padauginę iš 3 gaunam 6 ir iš 3 padauginę 6 gaunam 18. Teisingas atsakymas B. Kaip tą B raidelę buvo galima gauti ir normaliu būdu, o ne tokiu nenormaliu būdu, kaip čia kad aš. Tai yra geometrinė progresija. Tokia geometrinė progresija didėjančioji turi savybę, kad kraštinių narių sandauga ir iš jos ištraukta šaknis duoda vidurinį narį. Tai va, atsakymas šaknis iš 36. Galima ir kitaip. 2 × Q čia būtų, arba x lygu 2 × Q ir x × Q lygu 18. Tai irgi galima gauti, čia visai nebūtinai taip spręsti, bet atsakymas teisingas yra 6.